Leiskit žmogui būti prastos nuotaikos, bet jūs supraskit, kad jo nuotaika niekaip nesusijusi yra su jūsų nuotaika. Atskirkit tai. Jūs nemažas vaikas, kuriam reikėtų laukti ir žiūrėti tėvas geros nuotaikos ar ne. Parėjo blogos nuotaikos, tai greičiausiai muš. Arba parėjo girtas, tai muštynės garantuotos. Bausmės garantuotos. Jūs už šitą išaugot viskas. Tai, kad jis negeros nuotaikos, niekaip su jumis neturi nieko bendro, nebent jis įknisasi prie jūsų. Bet jeigu jis įknisasi, jūs sakot, atstok žvairy, eik į savo kampą ir išbūk, palik mane ramybei, nesiknis prie manęs. Arba tu eik knisti su tuo, su kuo tu pradėjai, su kuo tavo ta nuotaika nusimušė, su kokiu klientu, eik muškis tenai su juo arba su kokiu savo viršininku. O prie ko čia aš, kodėl tu mane šitą nori man viskas gerai, palik mane ramybei, ne? O jeigu jis prie jūsų nesiknisa, o čia jūs knisatės prie jo, tačiau kitas klausimas yra, tada reiktų tikrai palikti ramybei ir nesijus blogai, kad jam yra blogai, nes jūs esat dvi atskiros asmenybės su savo nuotaikom, su savo organizmu, su savo metabolizmu, su savo smegenim. Taip, du atskiri. Kai vienam nėra nuotaikos, nebūtinai kitam turi būti nuotaikos.